Tas klausimas teisiškai yra išspręstas, o dabar yra sujauktas. Ir čia eina kalba ne apie visuomenės nuomonę, čia eina kalba apie tai, kad Konstitucinis teismas vieną kartą yra išaiškinęs teisinį šitą klausimą aspektą. Tai, ką Seimas dabar nusprendė, aš galbūt apie tai daugiau parašysiu, kai jau nebebūsiu teisėjas. Tada tikrai turėsiu ką parašyti būtent šito klausimu. Bet aš galiu pasakyti, kad tai, ką Seimas dabar padarė, tai čia yra sujaukimas mažiausiai teisės teorijos. Nes kokia yra, kaip dėstoma pirmo kurso teisės studentams, kokia yra įstatymo funkcija? Įstatymo funkcija yra reguliuoti tam tikrus santykius. Šiuo atveju įstatymo funkcija buvo konstatuoti, kad praeityje kažkas buvo. Bet to, kas yra konstatuota, nebuvo. Niekados nebuvo Lietuvoje išrinktas valstybės vadovas 90 metais. Nebuvo išrinktas valstybės vadovas. Bet sprendimai buvo priimami, kažkas juos pasirašė. Tai kažkas pasirašė, tai pasirašė Aukščiausios tarybos pirmininkas. Tai tikrai nebuvo valstybės vadovas. Mes pakelkim tos dienos stenogramas ir pamatysime, kad renkant Aukščiausios tarybos pirmininką dar tuo metu formaliai LTSR Aukščiausioje taryboje, dar valstybė nebuvo paskelbta nepriklausoma. Buvo, ir pažiūrėkim stenogramas, buvo pasakyta labai tiesiai, kad mes renkame ne valstybės vadovą, o tik tai parlamento pirmininką. Vienas parlamento narys net pasakė, kad mes renkame parlamento pirmininką, kuris mūsų klausys ir bus mums atskaitingas. Tai šitą, ką mes užmiršome, tai yra stenogramos, jos niekur neišbrauktos. Bet čia vėlgi gal, profesorių, grįžtam, kai mes kalbėjome apie kontekstą, ar ne? Kontekstas nėra paskutinį vietoje, vėlgi taip, negali ignoruoti, ar ne? Palaukit, bet koks kontekstas? Tai kalbėkime apie visą kontekstą tada. 92 metais Lietuvoje buvo rengiamas referendumas, kuris neįvyko dėl prezidento institucijos atkūrimo. Tai pakelkim to laiko spaudą ir pamatysime, kad buvo sakoma, kad reikia pagaliau valstybės vadovo Lietuvoje, nes kaipgi mes čia dabar neturim vadovo. Tai bibliotekos yra atviros. Gal dar neišdraskė šitų puslapių. Tai pažiūrėkime, kas ten buvo kalbama ir kas buvo rašoma. Toliau yra dar įdomiau. Aš nenorėjau leistis labai daugą, bet nes tikrai pasiliksiu šitą savo kai kuriams publikacijoms vėliau turbūt. Bet galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, dabartinis Seimo priimtas įstatymas, jisai kalba apie, jeigu neklystu, lapkričio 15 dieną, kad lapkričio 15 dieną iki lapkričio 15 dienos Aukščiausios tarybos pirmininkas buvo valstybės vadovas. Lapkričio 15 dieną buvo jau 2 savaitės, kaip veikia Lietuvos naujoji konstitucija. Pagal ją valstybės vadovas buvo Respublikos prezidentas. Ar buvo nors vienas Aukščiausiosios tarybos, tuo metu be išsiskirstančios Aukščiausiosios tarybos aktas, kuriuo buvo pavesta eiti valstybės vadovo arba Respublikos prezidento pareigas Aukščiausios tarybos pirmininkai? Nebuvo. Aš nenoriu dabar leistis į daugybę, reiškia, argumentų, kuriuos čia galima būtų pateikti. Čia būtų atskira ilga plati tema. Aš manau, kad tai, kas buvo padaryta, tai yra tiesiog politinis žingsnis, kuris kažkodėl įvilktas į įstatymo formą. Ir tai nėra vien tik tai politinė deklaracija, tai yra įstatymas kaip aukšto rango teisės aktas, bet tas įstatymas net neatitinka vadovėlinės įstatymo savokos, kuri įrašyta pirmakursių vadovėlį.